Gerą šeštadienio popietę Top Sport A lyga sveikinasi su jumis. Šiandien LFF Kauno treniruočių centro stadionas ir jau 5-ojo turo rungtynės sužaidė 6 iš eilės rungtynes, kuriuose nirkyti su kamuoliu nepavyksta. Geras iš karto spaudimas praradus kamuolį ir Hegelman kamuolį susigrąžino. Upstas baudos aikštelėje. Upstas, jo smūgis 1-0, Klaudijus Upstas. Visa šita jau yra kažkur matyta. Hegelman komandos kapitonas Klaudijus Upstas sugeba įsiveržti į varžovų baudos aikštelę. Krašto saugas, o čia 11 metrų baudinys. Vilius Armalas skėsčioja rankomis komandos įvarčių sąskaitą šiame sezone, tą ir pavyksta padaryti. Pagaliau, turbūt galima sakyti taip. Rezultatas lygus 1-1. Antanavičius reiktų pakeisti atakos kryptį, yra ten laisvas žaidėjas, tai padaro Hegelman, idealus perdavimas ir Patrikas Popescu. 2-1, Hegelman muša dar vieną įvartį ir, čia atrodo lyg išgirdo Hegelman futbolininkai savo stichijoje. Ribeiro jau prie pat baudos aikštelės. Ribeiro į baudos aikštelę, čia Bošniakas, jo smūgis ir 3-1. Hegelman dar labiau didina savo pranašumą, Denisas Bošniakas apkabina jį čia Artiomas Čedras ir žaidus apie 10 minučių. Priminsiu, kad šalies čempionai kol kas užima paskutinę vietą. Čia Kaderas baudos aikštelėje griūna joje ir 11 metrų baudinys. Eldar gaus ir geltoną kortelę. 11 metrų baudinius. Dabar Odeojibo, jo smūgis ir kamuolys vartuose. Vytautas Černiauskas šoka į kitą pusę ir Samuelis Odeojibo sugeba dar labiau padidinti savo komandos pranašumą. Lieka toliau gulėti ant dirbtinės LFF treniruočių centro stadiono dangos. Panevėžiečiai savo ataką rezga. Sarpongo perdavimas. Embo smūgis ir atsako įvarčiu panevėžiečiai, taip demonstruodami, kad dar nėra pasiruošę kelti baltos vėliavos pusėje, bet ir baudos aikštelėje. Sarpongo perdavimas ir čia labai pavojinga. Dabar be pražangos perimtas kamuolys, Vareika, Bosančičiui tarp kojų, Vareika. Hegelman ataka tęsiasi, geras šansas ir neišnaudoja jo Artemas Čedras. Kaip norėjo pelnyti įvartį prieš savo buvusią komandą, patys matėte tą emociją. O čia Matas Vareika gauna tiesioginę raudoną kortelę. Ojojoj. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Donatas Šimėnas skelbė apie šių rungtynių pabaigą ir Kauno rajono Hegelman iškovoja užtikrintą pergalę prieš Panevėžį. Galima drąsiai tą sakyti.